pritrūko mums taiklumo, ko dar komandinio žaidimo, nematėme savo komandos draugų atsidengusių, padėmėme kamuolius į visiškai uždarą zoną ir tai mums trukdė įmesti taškus ir laimėti. Ką akcentavot prieš šias rungtynes būtent? Akcentavom, kad reikia to komandinio žaidimo, laisvų žmonių ieškojimo, tačiau šiandien nelabai kaip pavyko. Gal tiesiog trūksta mums treniruočių. Tai šito reikalų. Varžovai įmetė 95 taškus, ar strigo gynyba jūsų truputį šiandien, kaip manai? Labai strigo gynyba, tiesiog palikome laisvus žmonės, bandėme dubliuoti po krepšiu, tada jie pamatydavo, išeidavo ant tritaškų ir mes palikdavom tritaškį laisvą. Kaip manai, kokie žaidimo aspektai lėmė tokį rungtynių rezultatą būtent? Nepataikymas. Mūsų nepataikymas. Kriščiūnai iš tikrųjų yra galinga komanda. Aišku, nėra tokia galinga kaip XNX arba Žaisumų jaunystėje, bet mes pralaimėjom. Sakyk, kaip ruoštis sekančiam rungtynėm? Dirbsim, juodai dirbsim. Tai bandysime ištaisyti savo klaidas aikštės matomume ir bandysim kuo dažniau mėtyti į krepšinį ir taikliai mėtyti. Aš galvoju, kad dvasinis susidegimas kažkaip, nes buvo pasikalbėta su vyrais, kad žaidžiam ne dėl rodiklių, ne dėl kažkokios asmeninės statistikos, o žaidžiam dėl komandos ir buvo įnešta kažkokia ta vidinė aura, nežinau. Penktadienį pasidarėm tokią treniruotę, tokią ilgesnę ir grinai, be žaidėm be kamuolių, bet darėm, kad viens kitam, kad pajustume vienas kitą, vienu žodžiu. Taip. Kriščiūnų komanda šiandien ypatingai gerai pataikė tritaškius, ypatingai antrajame ir trečiajame kėliniuose. Sakykite, kas lėmė gerą tokį pataikymą? Matai, atrodo, tas pats aura. Mūsų užsivedėm mes pačiuose pradžiuose. Šiandien įsijungė naujas žaidėjas, aišku, Mitsuta. Jis gal daugiausiai taip ir užmetė. Iš tikrųjų, labai daug padėjo Robertas. Nes po krepšių turėjom visus kamuolius, kad tikim. Buvom tikrai, bet nežinau, mes tikėjom prieš varžybas kažkodėl, nes... Karolio Mitsutos prisijungimas prie komandos, ko įnešė į komandą? Jau gal ir trūko, iš tikrųjų ten pakeitė į mane, net su mano apranga žaidė, iš tikrųjų aš nežinau, jis... Išstūmė jūs iš... Taip, išstūmė ir aš sakyčiau, gal tas ir, buvo pasakyta, negalima tą numerį, žinai, kažką padaryti, juos gal turi užsidegti. Tai taip ir... Atletų komanda, kokį vaizdą paliko ši ekipa jums? Šiaip, man atrodo, aš žiūrėjau praeitas jų varžybas, mačiau, ką reikia daryti iš tikrųjų jų komandui, nes mums reikia apsidengti, nebūtų tritaškių. Nes jeigu įmeta 25, tai taip... Atleto komandos lyderis Kliučnikas pirmosiose varžybose pelnė net 36 taškus ir sakykit, kaip jūsų manimų sekėsi spręsti šį klausimą? Tai aš prieš tai, kaip ir minėjau, sakau, mes tokius namų darbus ir ruošim, kad užsidengti pagrindinį jų įžaidėją, nes metika neįžaidėja, metika, nes jis, tai vien žmogus nežinau. Kaip pavyko? Puikiai. Kaip mato, rezultatas rodo. Sakykit, kaip ruošitės ateinančiams varžyboms? Nežinau, neturiu planų, su vyrais pašnekėsim, bet toliau treniruosimės, aišku, ir bandysim viską. Aišku, mes jau matom, kad ten nepasieksim, tų aukštumų pačių, ten nekeliam savo gairių tokių, bet tą iššūkių, tą taurę, tai galima ten pakovoti, dėl jos pakovoti galima tikrai, tai tam atkrintamosiuose, aš nežinau, gal negražu šnekėti, čia pradžia varžybų, pirmus varžybus, bet viltis durnių motina, kaip sakė.